Pistoletas yra artimos kovos ginklas, tad mokėti reikia šaudyti greitai ir taikliai. Moki? Ar nori išmokti šaudyti žvėriškai greitai ir žinoma taikliai? Čia galioja fizikos dėsniai, veiksmo ir atoveiksmo. Reikia taisyklingai laikyti pistoletą rankose, kad pistoletas visada grįžtų į pradinę padėtį. Ir žinoma, prieš šūvį reikia paruošti pirštą nuleistuką. Dabar pademonstruosiu pratimą, kaskadą, kuris gerai parodo šaudymo techniką ir pademonstruoja, kaip reikia laviruoti greičiais ir turėti gerus pataikymus. Tad pratimas 3 taikiniai, 5, 15 ir 25 metrų. Pistoletas dėklė su įstatyta lietuvė, tačiau šovinio lizde nėra. Dėmesio ekranus. Laikas yra 4:36 sekundės ir einame žiūrėti pataikymą. Čia visos alfos. Toliau sekantis 15 metrų taikinys. Visos alfos. Ir tolimas taikinys turi vieną čerlį. Vieną čerlį, bet laikas bendras ištaiso visą padėtį. Tad jei tu nori išmokti greitai šaudyti, ateik į one shot pamokas ir aš tikrai tave išmokinsiu.